Šį vakarą čia regionų krepšinio lyga. Tęsime mes pažintį su šiuo čempionatu ir šeimininkai Anykščių kūno kultūros sporto centro Volupis susitinka su Biržų komanda. Galima reksti dar vieną ataką, Kirlys. Jo perdavimas ir ten iš toli. Na čia vėl leidžiama mesti, nors ir pakelta ranka. Tam Richardo metimas skrieja pro šalį. Na, tritaškių šou, galima sakyti, šių rungtynių pradžioje. Elitinis Lietuvos krepšinio divizionas, tačiau čia yra įdomių krepšininkų, tačiau neabejotinai regionų krepšinio lyga turi savo žavesio ir manau, kad mes šiandien tai pamatysime. Ir kol kas matome tritaškių lietų. Dar vienas metimas iš toli ir dar kartelį pataiko Biržų komanda. Na, jis yra savotiškas, tačiau nemažiau žavus. Ir čia vienas iš lyderių. Jis lieka žaisti iki pirmojo kėlinuko pabaigos, o čia nieko nelaukęs iš toli ir Simonas Kriaučiūnas siaučia. Ir iš karto jau Biržų kontrataka. Dar kartą iš toli ir dar kartelį pataiko Simonas Kriaučiūnas. Čia vėl atmestas kamuolys prie tritaškio linijos ir turėkit dar kartelį bėdą. Dar vienas tritaškis. Šis rungtynės kol kas dominuoja Biržai ir dominuoja tolimi metimai. Šūvis netikslus. O čia pražanga ir 2+1. Prieš tai labai netaikliai atakavo iš toli. Biržai, girdime skanduotės. Ir vyriausiojo trenerio. Dar kartelį Kriaučiūnas. O čia iš toli ir 3 taškai sėdi krepšyje. Mažintų atsilikimą ir grįžtų intriga. Nu, čia tikrai gerų prasiveržimų garsėjantis Leščinskas. Laikas bėga, bet žaidimas ir toliau gana greitas. Tikrai negynybinis krepšinis, o čia smagiai žaidžia. Nu, toks metimas Algirdas Palaima. Nu, čia snaiperis. Toks krepšinis be gynybos. Biržai su kamuoliu. Palaima, jo reidas, 2+1. Gauna kamuolį atgal, na nieko doro nepavyksta, sakyčiau, šioje atakoje. Taip pataiko dabar. Labai sunkus metimas. Bet vis tiek pavyksta pataikyti. Na čia klausimas, kas bus pirmas prie krepšio, prie kamuolio. Ir dėjimo nėra, yra 2 taškai. O čia iš kampo. Geras perdavimas po krepšiu. Biržų komanda ir Jonas Petkevičius pasirodo, kuomet viskas yra aišku, suteikima galimybė ir jam. O čia 2 su pražanga. Ar galima pažaisti ir jaunajam Butkui. O čia iš viršaus Palaima. Biržų komandos strategas. Čia iš toli ir dar kartą pataiko Kirlys. Ta savo pergalį iškovos. Čia dar 2 taškai. 80-92 rungtynės baigėsi. Ačiū už dėmesį. Aš komentatorius Paulius Jakelis tariu. Iki ir gero vakaro.